Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, konsultavimo centras Matrica ir šiandien apie vardo svarbą. Aš dažnai sakau, kad vardą turėtų turėti tik žmogus, visa kita yra tik pavadinimai ir rūšys. Ir gematrijos principų mano konsultacijose mes visada vardą labai svarbiai žiūrim, turim ir jis tiesiog mus veda į kažkokį tikslą ir duoda mums energiją tam tikslui pasiekti, kai kažkas jūs nuolat vadina tokiu vardu. Tai man dažnai sako žmonės, tu žydi kaip šviesulys, tu linksma, tu pozityvi. Ir štai ką šiandien pagalvojau, kas labai daug man duoda tame būti tokia. Tai yra vyras, kuris mane vadina mylima. Jis niekada praktiškai manęs nevadino vardu. Ir tą mylimą jis sako ne kažkokiuose išskirtiniuose atvejuose, bet kiekvieną dieną buityje. Mylima, ką šiandien darysim, kur važiuosim, mylima, kur atostogausim, mylima, kaip čia perkam ar neperkam. O tiesiog buitiškai nuolatos ta energija mylimos ateina pas mane. Ir žinot, vardas yra nuolatinis energijos toks pamaitinimas tavęs. Ir tu, jeigu kiekvieną dieną girdėtum, aš tave myliu, tas šiek tiek banalu. Bet kai tai yra tavo vardas, tai tiesiog prie tavęs kaip pridėta. Ir tai duoda jėgos žydėti. Tai jums pamąstyti.